Tai vat galite pasižiūrėti, galite persėsti draugams, pasižiūrėti, čia yra tikras mamuto dantis. Ne pats didžiausias, čia yra galbūt pusė tik tai to danties. Ne dėl to, kad jų stuburas primityvus kaip žuvų, o dėl to, kad jie antriniu būdu prisitaikė ir toliau evoliucionuoja, prisitaikant prie vandens aplinkos. Aš sužinojau, kad buvo anksčiau tokie krokodilai. Pamačiau, kiek yra labai daug iš gelmių ištrauktų akmenų ir sužinojau, kaip galima lengvai pasidaryti iš kreidelių ir vaško panašų į akmenį formą. Čia. Patiko išmokti daryti panašias daiktus į alienas iš kreidelių, tada klausyti apie krokodilus patiko ir viskas, kas buvo pamoka patiko. Man patiko viskas daryti, bet šituos darbus sužinoti, meteoritus, lavą paliesti. Man patiko labai daryti šitą uolieną, tada sužinoti apie lavą, visokius tuos nuotrauti meteoritai, kvarcas, kas jie yra rūšių, kokie visokie brangakmeniai. Buvo labai įdomu sužinoti, kaip anksčiau atrodė krokodilai ir kad jie yra labiau neropliai paukščiai. Lavaniesi, ten visokius šitos akmenis ir kad dulkės irgi yra tokios kaip uolienos.